Tai yra Petromax Rocket Stove viryklė, arba dar kitaip lietuviškai raketinė viryklė. Jinai yra ypatinga tuo, kad jinai yra nešiojama ir jinai kūrenama malkomis. Taigi mes ją galime neštis kur tik tais norime. Tai kaipgi ši viryklė veikia? Viskas ganėtinai paprasta. Per šią angą mes tiesiog dedam malkeles, arba tai gali būti tiesiog medienos šakelės, arba netgi konkorėžiai. Liepsna eina per čia ir dėl to, kad yra labai gera oro trauka, labai geras oro padavimas, ta liepsna būna ganėtinai intensyvi, aukšta ir tolygi. Ir tai yra labai svarbu. Dėl to, kad ta liepsna ganėtinai galinga, jinai dėl to ir vadinama Rocket Stove arba raketinė viryklė. Tai čia mes būtent ir galime įkepti įvairius dalykus. Mes galim dėti keptuvės, galim dėti wok arba kazaną ir tokiu būdu mes turim nešiojamą viryklę. Kitas dalykas, kodėl šios viryklės yra mėgstamos, dėl to, kad jos yra labai portabilios. Mums nieko papildomo nereikia jokių dujų, nieko, mes jas galime labai lengvai susipakuoti, jos tampa labai portabilios, turi rankenėlę arba netgi papildomai galima įsigyti krepšį ir šios viryklės galima visur turėti, tiek tai žvejybos metu, tiek miške arba tiesiog savo galiniam kieme, kur nesinori jokių papildomų viryklių, jokių dujų. Taigi, Petromax Rocket Stove raketinės viryklės yra tiems, kurie ieško geros alternatyvos dujoms, kuriems reikia stabilios ugnies ir kuriems reikia jos intensyvios.